Šiandien popietį Paobelio kaimą skubėjo ugniagesiai gelbėtojai. Pranešta, jog atvira liepsna dega mikroautobusas. Nevėžio gatvėje atvira liepsna degė mikroautobusas Fiat. Žmonės baiminosi, jog liepsnos neišplistų į greta stovinčius individualius gyvenamosius namus ar nuo didžiulių liepsnų neužsiliepsnotų šalia transporto priemonės augantis didžiuliai medžiai. Pirmieji nelaimės vietą atskubėjo pramonės ugniagesiai. Netrukus pasirodė ir Kėdainių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Jiems atvykus mikroautobusų savininkas dar bandė gelbėti krovinį, pilnutelius maišus agurkų. Dalį jų pavyko išgelbėti, tačiau liepsnoms įsismarkavus jau buvo nebeįmanoma prieiti. Ugniagesiai ėmė malšinti liepsnas, tačiau transporto priemonės išgelbėti nepavyko, jis sudegė. Savininkas teigia, kad mikroautobusui visai neseniai buvo atlikta techninė apžiūra. Jis buvo techniškai tvarkingas. Dabar mašina tinkama tik metalo laužui. Spėjama, kad gaisras kilo dėl elektros instaliacijos gedimo.